Hei, vaikinai, žiūrėkite, tai sulūžęs sraigtasparnio variklis! Iš šunyčių patrulio, taigi Skaja iš šunyčių patrulio gali būti pavojuje! Pažiūrėkime keletą tiktokų, kad sužinotume, ar tai tiesa, ar melas. Kažkas matė Maršalį ir Skają tikrame gyvenime. Jie vaikščiojo po miestą, bet tada Skaja nusprendė skristi, naudodama sraigtasparnį. Ji tikrai pakilo į dangų, o tada ją pamatė jos sraigtasparnyje kažkur šio miško rajone, kažkur ten. Tai labai panašu. Bet toliau, pažiūrėk, kas nutiko toliau. Sraigtasparnis sudužo ir nukrito tiesiai į tą vandens telkinį. Vaikinai, tai beprotiška! Taigi tai dalis jos sraigtasparnio ir ji gali būti pavojuje. Ji gali būti kažkur ten, po vandeniu. Šios sraigtasparnio variklis vis dar rūksta, taigi avarija įvyko visai neseniai. Ir mes naudosime GFF magnetą. Pabandykime surasti Maršalą ir Skają tiesiai po vandeniu. Ir galbūt mes vis dar galime pabandyti ją išgelbėti. O Dieve! Jis labai sunkus, vaikinai, taigi aš negaliu ištraukti viso sraigtasparnio iš vandens. Naudosiu savo pikapą. Pirmyn, pirmyn! Pirmyn, 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 pirmyn! Turime išgelbėti Skają. Gerai? Dabar virvė įtempta. Gerai, vaikinai, važiuojam! Važiuojam! Aš kažką matau. O Dieve, kažkas kyla iš vandens. Kas tai, vaikinai? Mes kažką radome. Sustok, sustok. O Dieve, pažiūrėkite į tą daiktą, vaikinai. Kas tai? Gali būti. Mes čia kažką radome. Tai gali būti sraigtasparnio dalis. Vaikinai, tai yra ženklas. Šunyčių patrulio ženklas, kuris priklauso Skajai. Ir čia mes matome galinį propelerį. Ši dalis yra kita sraigtasparnio dalis. Ji taip pat yra rožinės spalvos, tokios pačios kaip variklis, kurį radome pradžioje. Tai gali reikšti tik vieną dalyką. Skaja gali būti kažkur po vandeniu. Dabar turime tęsti žvejybą su magnetu. Taigi turime pabandyti išgelbėti Maršalą arba Skają kuo greičiau. Tad meskime toliau. Ir taip, dabar aš kažką pagavau. Ir vaikinai, jei norite, kad išgelbėtume Skają arba Maršalą, užsiprenumeruokite mūsų kanalą dabar. Aš pagavau kažką didelio. Tai gali būti sraigtasparnis. Ne, tai ne sraigtasparnis. Tai kažkas mažo. Pažiūrėkime, kas tai bus. Tai kažkas rožinio. Kažkas rožinio išlenda iš vandens. O Dieve, tai ženklas, Paw Patrol ženklas, vėl Skajas ženklas, tai jos kuprinė. O Dieve, Skaja iš Paw Patrol dėvėjo tą kuprinę, o mes ją radome tikrovėje. Kaip tai įmanoma? Pažiūrėk, kokia ji nuostabi. Mes radome tikrą Skajas kuprinę. Tiek daug jos sraigtasparnio detalių, bet žinau, kad turi būti sparnai. Turime paspausti slaptą mygtuką ir juos taip aktyvuoti. Oho, tai tikri Skaja sparnai. Vadinasi, galiu skristi su šia kuprinė, tiesa? Gerai, pabandykime. Palauk, žiūrėk. Nori skristi kaip Skaja? Tad skriskime. Haha, vaikinai. O Dieve, vaikinai, manau, kad esu per sunkus šioms sparnams. Čia turėtų būti šuniukai, o ne toks didelis kūnas kaip mano, bet turime skubėti. Turime tęsti magnetinę žvejybą, kad išgelbėtume Skają. Nes ji ir Maršalas gali būti po vandeniu. Einam, vaikinai, taigi, pirmyn! Taip, aš kažką pagavau. Matau, kažkas mėlyno išlenda iš vandens. O Dieve, vaikinai, aš žinau, kas tai yra. Tai yra Chase'o šalmas. Vadinasi, Chase'as čia buvo. Tad mes ir toliau meskime magnetą, kad išsiaiškintume. Taip, gerai, dar vienas metimas. Ir dar vienas laimikis. Štai ir viskas. Daiktas išlenda iš vandens. Matau kažką balto. Oho, kažkas mėlyno. Šis daiktas atrodo kaip labai ypatinga Chase'o vandens kuprinė. Taip, Chase'as ją dėvi savo specialiam pasirodymui vandenyje. Taigi galime manyti, kad Chase'as čia buvo ir jis vilkėjo šį specialų vandens kostiumą, kad išgelbėtų Skają. Taip, o kas nutiks, jei jį įjungsime? Tai sirena. Sirena veikia. Hei, ten yra Chase'as. O Dieve, tai Chase'as. Chase'ai! Tu atėjai čia po to, kai aš jį pagavau naudojant sireną. Bet Chase'ai, ar tai tikrasis Chase'as? Pažiūrėk, koks jis mielas. Bet ką tu girdi?
Akiniai! Tai labai ypatingi akiniai, vaikinai! O dieve, pažiūrėkite į šiuos akinius! Tikrasis Chase'as atnešė man šiuos akinius, bet šie akiniai priklauso Skajai. Oho, jie labai ypatingi. Galite naudoti priartinimą ir kitas specialias funkcijas su šiais akiniais. Taigi, išbandykime juos ir sužinokime. Galbūt Skaja kažkur netoliese. Gerai, šuniukčiaisai, kartu galime surasti Skają, naudodami šiuos akinius. Eikime toliau. Oho, vaikinai, šis vaizdas labai ypatingas, bet matau kažką įtartino. Chase'ai, ar esi pasiruošęs? Eime gelbėti Skajas! Bet vaikinai, nepamirškite parašyti komentaruose, kuris jūsų mėgstamiausias personažas? Skaja, Chase'as ar galbūt Maršalas? Parašykite! Ei, kas ten? O dieve, vaikinai! Chase'ai, pažiūrėk! Vaikinai, pažiūrėkite! Tai Rablo šalmas! Vadinasi, Rablas čia buvo! Galbūt jis taip pat bandė išgelbėti Skają? Pažiūrėkime dar keletą tiktokų, gerai? Taigi, Skaja buvo tame sraigtasparnyje, kuris nukrito po vandeniu. Ir tada žiūrėkite, vaikinai, Rablas buvo tame pačiame miške. Taigi atrodo, kad visa tai yra tiesa, ar ne? Ei, pažiūrėkite, kas tai! O dieve, tai Rablo kuprinė! Žiūrėkite, čia jo ženklas! Ei, Chase'ai, pažiūrėk! Tai beprotiška, vaikinai! Gerai, pabandykime ją užsidėti. Ei, tiesiog pažiūrėkite, kaip jie atrodo. Taigi, tai tikrai Rablo kuprinė. O dieve, tai taip šaunu. Galbūt jis taip pat buvo čia, kad padėtų Maršalui gelbėti danguje. Bet pažiūrėkime, kaip jį veikia. Oho, ji tikrai veikia! Ši kuprinė tikrai veikia! Taip, pažiūrėkite, vaikinai! Radome tiek daug liktų susijusių su šunyčių patruliu ir turime tęsti savo tyrinėjimą. Galbūt galėsime sužinoti daugiau. Ir galbūt... Oho, vaikinai, aš ten kažką matau! Oho, Skaja sakiniai labai naudingi! Tiesa, Chase'ai? Radome dar vieną daiktą ir jis taip pat susijęs su rubliu. Taigi dabar nuskenuosime visą vandens telkinį. Įjungiame, skenuojame vandens telkinį, žiūrime per jį. O dieve, po vandeniu gali būti sraigtasparnio dalių! Taigi turime toliau čia žvejoti su magnetu, nes rublis čia kažką veikia su savo dideliu automobiliu. Jis bandė išgelbėti Skają, bet dėja, jo automobilis sugedo. Gerai, pabandykime padėti Skajai ir kitiems šunyčių patrulio personažams. Einam! Tai taip šaunu, man tai labai patinka, vaikinai. Čia rubliuko daiktai. Bet vaikinai, jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruokite ir paspauskite patinka dabar pat. O aš tai su žvejyba su magnetu. Taip, nes ten galime rasti daugiau Skajas sraigtasparnio dalių. Galbūt galėsime jai padėti, o galbūt galėsime išsiaiškinti, ar tai tikra, ar ne. Ir dabar jaučiu kažką sunkaus. Ir taip, kažkas kyla į paviršių. O dieve, tai atrodo kaip dar viena Skajas sraigtasparnio dalis. O dieve, tai beprotiška. Taigi, tai Skajas sraigtasparnio sparnas. Čia galime matyti jos ženklą. Taigi taip, tai dar vienas įrodymas, kad čia tikrai įvyko sraigtasparnio avarija. Bet vaikinai, aš vis dar abejoju. Ar visa tai tikra, ar vis dar kažkiek netikra? Nes štai kaip Chase'as atrodo animacinėme filme. O štai kaip Chase'as atrodo tikrovėje. Jie panašus, bet neidentiški. Tai verčia mane šiek tiek įtarti, kad viskas yra netikra. Turime tęsti tyrimą ir toliau žvejoti su magnetu. Chase'ai, ar padėsi man surasti Skają? Gerai, dėkime toliau. Bėgam ir ieškokime Skajas. O aš tęsiu žvejybą su magnetu. Pirmin, vaikinai. Gerai? Dabar jaučiu kažką lengvo, ne tokio sunkaus kaip sraigtasparnis, bet kažkas rožinio iškyla iš vandens. O dieve! Tai Skajas šalmas! Netikėtina! Taip, čia jos ženklas! Mes radome tikrai Paw Patrol šalmą, kuris priklauso Skai! Taigi, tai iš tikrųjų yra ir gera, ir bloga žinia tuo pačiu metu. Na, nes Skai dėvi šį šalmą labai, kur yra pavojingiausias išsiskyrimas. Taigi, jie čia kažkur skrido ir tuose danguose, o tada netyčia įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Taigi, gal ji vis dar ten? Arba gal vis dar viskas netikra? Bet kaip gali būti, kad tai netikra? Nežinau, tęskime žvejybą su magnetu. Taigi, mums nereikia sustoti. Turime toliau mesti magnetą ir žiūrėti, kas dar bus.
Kokios dar Paw Patrol paslaptys slepiasi po vandeniu. Ir dabar jaučiu kažką. Vėl kažką sunkaus. Galbūt tai pagaliau Skaja sraigtasparnis ir mes kažkaip galėsime ištraukti tą daiktą iš vandens. Aš matau tai! O Dieve, tai tikrai sraigtasparnis! O gal tik jo dalis? Bet kokiu atveju, vaikinai! O Dieve, tai aukščiausia sraigtasparnio dalis. Jis sukasi ant sraigtasparnio viršaus. Ir pažiūrėkite čia. Ant sraigtasparnio buvo ne tik vienas rožinis daiktas. Čia jų buvo 4 ir jie priklauso Skajai. Tai reiškia, kad jos sraigtasparnis buvo stipriai sunaikintas. Jis sudužo po smūgio į vandenį. O Dieve, galbūt mes pavėlavome. Jei tai tikrai tiesa, jei tai neapgaulė, mes labai pavėlavome. Meskime toliau, kad išsiaiškintume. Pirmyn, vaikinai. Turime tęsti. Galbūt dar galime išgelbėti Skają. Ji gali būti labai dideliame pavojuje. Dabar jaučiu kažką sunkaus. Negaliu to matyti, bet jaučiu kažką ant savo magneto. Ir vėl rožinė spalva. Ir vėl rožinė, vaikinai. O Dieve, tai labai keistas radinys. Tai šiurpu. Tai yra Skajas radijas. Jis buvo sraigtasparnyje. O galbūt naudodami tą daiktą, galime paskambinti Skajai ir paklausti, ar jai viskas gerai. Padarykime tai dabar. Taigi, Čeisai, ar radai ką nors naudingo? Panašu, kad ne, bet pažiūrėk, kiek daug dalykų šiandien radome. Tai susijęs su Rubble, tai tikrosios Skajas sraigtasparnio dalys. Yra daugiau dalykų susijusių su Rubble ir kai kurie iš tų daiktų atrodo yra tavo, Čeisai, tiesa? Ir svarbiausia, tai yra Skajas daiktai. Vadinasi, ji čia buvo, o dabar galime pabandyti su ją susisiekti. Galbūt jai vis dar reikia mūsų pagalbos. Gerai? Jungiasi. Ei, kas kalba? Skaja, ar tau viskas gerai? Man viskas gerai. Kas tu esi? Kodėl esi mūsų filmavimo aikštelėje? Mano vardas yra Lovas. Filmavimo aikštelė. Apie ką tu kalbi? Taip, mes filmuojame Šunyčių patrulį filmas. Visą filmą. Šunyčių patrulio filmas? Taip, ir jūs esate mūsų filmavimo aikštelėje. Jūs trukdote. Prašau, pasitraukite. O Dieve. Čia yra filmavimo rekvizitai, o ten aktorius. Tai aktorius vaidinantis Čeisą. O Dieve! Atsiprašau, aš maniau, kad čia kažkokia apgaulė, bet nežinojau, kad ji tokio masto. Nors iš tikrųjų tai visai ne apgaulė, tai filmas. Oho, kaip šaunu! Vaikinai, ar kada nors norėjote pažiūrėti visą Paw Patrol filmą? Parašykite komentaruose. Bet šiaip, šiandieninis žvejyba magnetu buvo labai šaunus. Nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti mano kanalą ir parašyti savo komentarus. Beje, turime puikių naujienų. Niekas nenukentėjo. Skaja, sveika! Visi Paw Patrol personažai yra sveiki ir jie turės filmą. Nepamirškite paspausti patinka. Greitai pasimatysime. Iki!